Ar Lietuvoje tikrai artėja karas? Tiesiog per paskutinės dienas sulaukiau daugiau klausimų šią temą. Ir mes matom įvykius pasaulyje, Rusijoje, Ukrainoje, girdim kalbas ten, kad Landsbergiai parduoda turtą, išvyksta iš Lietuvos, taip pat kalbas apie saugumą, stebim geopolitinę įtampą. Ir taip toliau, reiškia, įtampos netrūksta, todėl natūraliai tiesiog pradedam nerimauti. O iš astrologinės pusės tai reikia suprasti vieną svarbų dalyką. Tai būtent kai Marsas juda stiprioj padėty, kaip ir buvo būtent iki šiandien, iki birželio 20 dienos, tai tokiais atvejais visada suaktyvėja karinės temos. Ir kai aš minėjau tiek apie mėnesių, tiek savaitės horoskopus, kas stebi, tai turbūt pamena, kad tokiu atveju saugumo klausimai, konfliktai, karinės situacijos pasaulyje ir panašiai. Tai ir matėmės pastaruoju metu, tiek Anglijoje toksai buvo sujudimas, Airijoje, ir paskutiniam dienom buvo Rusijoje. Ir tai nereiškia vėlgi, kad karas jisai prasideda visur, kur gyvena žmonės. Dažniausiai tai reiškia, kad apie tai daugiau kalbama. Reiškia, daugiau dėmesio skiriama gynybai, saugumui. Ir papildomai pastaruoju metu dar veikia ir Rahu ketų įtaka, kuri dažnai irgi sustiprina mūsų nerimą, gandus, baimės ir tokį jausmą, kad atrodo situacija gali būti tokia pavojingesnė, nei yra iš tikrųjų. O tokiais laikotarpiais būtent visa tokia informacija jinai tampa daug garsesnė už realius įvykius. Žiūrint į Lietuvos horoskopą, matosi daug dėmesio gynybai, kariuomenė, apie tai mes irgi kalbėjom metų pradžioj, kai kalbėjom apie Lietuvos horoskopą, tai būtent šie metai. Tai reiškia gynybai, kariuomeniai, saugumo stiprinimui, tarptautiniam bendravimui, tačiau kiek pavyko įžvelgti, nesimato kažkokių tai aiškių požymių, būtent kurie rodytų tiesioginį fizinį karą Lietuvoje šiais metais. Ir ar gali iš esmės būti neramių laikotarpių, tai taip. Tai apie tai irgi kalbėjom metiniam horoskopė ir sakykime, Liepa toks bus neramesnis, rugpjūtis, lapkritis, tai žinoma, kad tais laikotarpiais, kaip ir dabar, gali padaugėti kalbų apie saugumą, geopolitiką, karinius mokymus ar regioninės įvairias įtampas, tačiau tarp viso to tokio triukšmo ir realios grėsmės visada yra toks didelis skirtumas. Tai būtent yra gynybos stiprinimas pats. Lietuvoje, kas ir dabar vyksta, tai dar nereiškia karo. Tai dažnai tai kaip tik gali reikšti tokį pasirengimą tam, kad jo nebūtų. Ką mes ir matom šiuo metu, todėl šiuo metu matos daugiau kalbų apie karą, nei paties karo požymių Lietuvoje, todėl vietoj baimės vertėtų rinktis, kiek įmanoma blaivesnį protą, sąmoningumo praktikas, dvasinės praktikas, tikėjimą ugdyti ir ugdyti irgi tokį kritinį požiūrį į informaciją. Tai būtų tokie pastebėjimai šiais klausimais, būkit laimingi.